nuo šeimos verslo, realybės šou, pardaviau siurblį už 10 000 litų tuo metu. Kaip tau sekasi? Ai, nu tai čia, žinai, O, Tai gal kavos? Ir tu pradedi kurti produktą iš savo turimų įrankių, kaip geras pardavėjas, bet ką pirmą padarai, nuvažiuoji kavos ir išsiaiškinti tikrąją problemą. Jeigu neturi ko duoti, nei kur duoti. Pardavimai. O kada paskutinį kartą kažką pardavėt jūs? Pardavimai tai žodis keliantis visiems įvairias asociacijas. Pasak lietuvių kalbos žodyno, tai reiškia perleisti už tam tikrą atlyginimą. Šio žodžio šaknis duoti apibūdinama kaip daryti, kad kas gautų, galėtų paimti. Priešdėlis sparčiai suteikia veiksmui reikšmę visiškai, pilnai arba nurodo atliktą veiksmą. Šios tinklalaidės tikslas yra pakviesti jūs, žiūrovus ir klausytojus, kartu su pašnekovais, tyrinėti pardavimų reikšmę, prasmę, filosofiją, didinti suvokimą apie pardavimų naudą žmogui, organizacijai, pardavėjos profesijos ypatumus bei pardavimo kaip transakcijos egzistavimą kasdieninėme gyvenime. Aš esu Domas Dieliautas, šios tinklalaidės įkūrėjas ir vedėjas. B2B pardavimuose esu jau kiek daugiau negu 8 metai. Šiuo metu taip pat vystau už savo verslą Motivo B2B pardavimo agentūrą ir esu geštalto terapijos studentas bei praktikas. Ir tikiu, jog mes visi atliekame pardavimus kiekvienoje transakcijoje. Šiandien svečiuose Žilvinas Kazlauskas. Su Žilvinu kalbėjomės apie B2G ir B2B pardavimus, jų skirtumą, santykio svarbą pardavimuose, kaip parduoti dokumentų valdymo sistemą, ar sunku būti ir pardavėjų ir įmonės vadovu, bei tyrinėjom savirefleksijos svarbą kaip žmogui ir kaip pardavėjui. Gero klausimo ir žiūrėjimo. Labas, Žilvinai. sveikas. Smagu tave matyti pas mane studijoje. Malonu ir man būti čia pas tave studijoje. Ačiū, kad radai laiko ateit pašnekėti apie pardavimus. Kaip ir kalbėjom, tau visada. Miela malonu. Nu tai klausyk, pradėkim tada nuo pradžių. Ar atsimeni, kaip atsirado pardavimai tavo gyvenime? Kada buvo pats pirmasis pardavimas Žilvino? Nors ir žiūrėjau praėjusias laidas, šiam klausimui nepasiruošiau. Labai gerai, reiškia gyvas atsakymas. Užklupai tokį nepasiruošusi. Iš esmės, pirmasis pardavimas įvyko dar tais gūdžiais laikais, kuomet mano gimtajame kaime buvo darželis. O kokiam kaime? Ramongaliai. Biržų rajonas. Okay. Ir pamenu, kaip išsiderėjau, tokios būdavo mažos gumos, gal net nežinau, turėtum atsimint. Jos būdavo kaip dabar Love Is, tik dar senesnės, su specialiais renkamais paveiksliukais. Tai va, tos paveiksliukus išsikeičiau į gumą. Tai buvo vietinė valiuta. Tai pirmas tavo pardavimas ir dėrybos čia vienu metu vyko, ne? Čia daugiau manipulacijos ir dėrybos, nei kad tikrasis pardavimas, nes žinai, pardavimui ko reikia? Reikia prekės ir natūralu reikia pirkėjo. O šioje vietoje buvo viena prekė ir daug potencialių mano norų parduoti, bet nebuvo pirkėjo, kur tą paveiksliuką išmainyti. Tai kaip tau pavyko galų gale, kas buvo sėkmės faktorius? Daug manipulacijų ir daug pasakojimų. Tai buvo pats blogiausias pardavimas ever. Kur šnekėjai gerokai daugiau negu pirkėjas? Nuostabus paveiksliukas, gražus, tiksi tavo kolekcija, ir linksim galvą, gerai, tinka, daug čia. Ok. Kiek tų metų buvo? Oi, geras klausimas. Tikrai į mokyklą nejau, vos atsimenu, kažkas tarp 4-5. Ok, geras. Tai jau tada kaip ir buvo apraiška, kad Žilvinui šnekėti ir bendrauti su žmonėm ir eiti link kažkokio tikslo visai patinka ir sekas. Nežinau, kaip sekasi, nes gyvenimas rodo visai kitaip, ar tai sekasi, ar tai įgimta, bet iš esmės, kad patinka taip. Okay. Eit, parduot, kalbėt, bendraut, gaut ne. Tada užverda toks, žinai, vidinis, kodėl ne? Ateik čia. Smalsumas įsijungia, na, ir toks kaip čia angliškai competitiveness, azartas, konkurencija su pačiu savim. Mokymasis.
Nes tu nesupranti, kodėl ne. Juk viskas pasaulyje, ypač jaunai kartai dabar sakoma, tu geras, viską gerai darai, nesvarbu, kad pirma vieta nuo galo, bet tu šaunuolis, gerai pasirodai, per daug motyvacijos ir čia gauni staiga ne. Tada savianalizė, kodėl ne? Aš kažką blogo pasakiau, aš ne taip pasakiau, o aš neklausiau. Ir volia. Ok, o tada biški taip, aš taip įtariu, kad šiek tiek metų pavažiuosim. Kada jau buvo tavo tie pardavimai, už kuriuos gavai atlygį? Ir kada buvo tavo pareigos pardavinėti? Vertingiausia galbūt įsivertinčiau studentų atstovybei, kuomet buvo natūralu, neskaičiuokim tai, kad kaimo vietovai, kuomet gyvendavom ir juodosius serbentus pardavinėdavom, skindavom iš sodų ir per kaimynus ir panašus dalykai, tai tie small arba aktyvus pardavimai, kurie čia ir vietoj. O tie su daugiausiai ne, labiausiai skaudantis ir didžiausią pasitenkinimą keliantis buvo studentų atstovybei, kuomet vyksta renginys ir tau reikia pritraukti rėmimą. Tu parduodi. Parduodi ką? Parduodi save. Kaip tu gali kūrybingai pristatyti įmonę, kaip tu gali kūrybingą logotipą panaudoti, o galbūt pasikviesti kažką. Ir, čia buvo mano ta mokykla, kurią vertinu galbūt labiausiai, nes tai buvo Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybė. Ir, techninis universitetas, techninė pakraipa, transporto inžinerija, kur čia tie pardavimai. Ir geriausi pardavimai ten. Pirmieji tiksliau negeriausi. Geriausiai tai jau kaip įsivardinam kiekvieną dieną. Čia galbūt geriausias pardavimas atvykti, pristatyti, parduoti save taip tau, kad tu pasikviestų mane į laidą. Wow. Ojei, moki pardavinėti, tikrai puikiai. Tai studentų atstovybė, kas tada sekė? Tuomet sekė įdomus dalykai. Nuo šeimos verslo, realybės šou iki kariuomenės ir grįžimo į verslą. Stipriai. Tai verslas natūralu, kad visuomet yra įdomus ir versle pagrindas yra pardavimai. Nes jeigu neparduosi, natūralu, nebus cash flows ir tada pradėsi sukt galvą, kaip išgyventi ir žiūrėk jau iš entrepreneurio tampi tiesiog samdomų darbuotojų, dirbančių kur nors, nieko nenori žaisti, telekomunikacijų, call centre, atsiliepinėdamas skambučius ir praradęs motivaciją, tavo diena vis atrodo tik laba diena, taip klausau, ko galiu jums padėti. Ok, priemu tavo požiūrio kampą ir taip vis tiek, kad chronologiją susidėlioti, žinai, ir kad geriau tave kaip pardavėją pažinti, man visada įdomu suprast, kokios aplinkos tą žmogų kaip pardavėją formavo. Tai atstovybei rėmimo ieškoja, ne? Taip. Ok. Ką dar po to yra tekę pardavinėti? Oi, galbūt įdomiausias ir daugiausiai patirties suteikęs tai buvo, neatsimenu įmonės tikslinės, aš ten buvau gal tik 2 dienas ir kaip pardaviau siurblių už 10 000 litų tuo metu. Per 2 dienas? Šiaip 1 dieną pardaviau, greičiausiai dėl tos iškalbos ir mokėjimų išklausyti, tai supervisoris tuometinis buvo sužavėtas ir mane rekomendavo. Bet aš buvau prieš, nežinau kodėl tuo metu, bonusinė sistema, tai reiškia jokio fikso, dirbi individualią veiklą, esi studentas 3 kurso ir taip, užtikrintumo norisi kažko galbūt, kad bent jau ir mažas fiksas būtų, bet ten buvo labai gera mokykla. Kuomet gauni siurblių už 10 000 litų ir tu eidamas nuo durų prie durų, tu turi jį parduoti. Pristatyti, parodyti, kaip siurbė, privalumus ir natūralu išklausyti klientą, ko jam reikia. Ten galbūt tokie sudėtingiausi ir geriausi. Teko pardavinėti interneto paslaugas, vaikščiojant nuo durų prie durų. Čia Lietuvoje ar užsienė? Lietuvoje. Iš esmės, lietuviškas darbas arba Lietuvoje, tai viskas susijęs su pardavimais, bet gyvenimiškų istorijų teko ir Švedijoje padirbėti, žirgų viešbutyje, tai ten galbūt kitoks akiratis atsivėrė, kuomet stovi prie žirgo, kuris kainuoja 1 000 000 eurų ir supranti, tiksliau pasako, kad jis dar yra nebrangiausias čia. Tuomet galvoju, ką aš tokią padariau, kad manęs milijonų nieks neįkainuoja. Tai va, taip įvairiausiai.
Teko pardavinėti paslaugas natūralu, galbūt labiausiai įsimintinos tai baidarių nuomos paslaugos. Ar minėjau, vat, kur buvo šeimos verslas su pusbroliu dviese. Vienu metu buvom Vilniuje vadinami juokingai angliškai kajaking, bet jeigu įdėsi antrą, kai gaunasi kajak king. Okay. Tai realiai visos baidarės, kurios plaukiodavo prieš 6-8 metus Vilniuje, Nerimi, Vilnele, jos buvo mūsų. Šitas dvi upės monopolizavę buvo. Iš esmės atradę Vilnelę, tai buvo pirmieji plaukimai dar su pjūklais ir daug nubraižytų, o vos nenuplėštų ausų nubraižytų ir suplėšytų rūbų, bet po to, kaip pamatė, kad kokią nuostabią upę Vilnius turi, čia centre iš esmės tai yra kažkas wow. Ir tada paslaugą lengviau parduoti, nes tu parduodi tai, kuo tu tiki, tai, kuo tu gyveni. Ir tau nereikia klausyti, nes tau pasako, ko nori. Iš karto. Labadiena, norim baidarių. Ramiai ar ekstremaliai? Per vidurį. Plaukiam nuo Belmonto. Gerai. Kiek jūsų bus? 20. Gerai. Laikas, vieta, viskas. Tai čia aktyvus pardavimai iš kitos pusės. Kai į tave kreipiasi, o ne tu kreipiesi. Tai vat. Dabar jau tau pasirinkti, į kurį etapą. Į aktyvius pardavimus ar aktyvius nepardavimus, nei su pardavimais. Baidarės buvo, o kas tada dar po to sekė? Po to sekė savęs pardavimas realybės šou. Irgi pardavimas. Tai natūralu. Pardavimai visur, kur tu be pasižiūrėtum. Nuėjai į parduotuvę, pagavo galbūt marketingas, kuris yra po pardavimais. Galbūt kainodara, kuri yra po pardavimais. Nuėjai į paštą, reikia išsiųsti laišką. Tarkim, darėsi seno kirpimo ir mėgsti senus gerus kvepiančius laiškus rašytus ranka. Irgi pasigauna pardavimas. Nuėjai tą patį universitetą, žiūrėk, aš tai ir kavos nori, irgi pardavimas. Jie visur. Absoliučiai pritariu, aš savo svečių visada klausiu, žinai, dažniausiai gerokai vėliau pokalbį. Man patinka šita filosofija, kad iš esmės kiekviena transakcija, tarp gyvo, netgi ir tarp gyvo ir negyvo daikto, yra pardavimas, tai girdžiu, kad tu šitoje vietoje su manim sutinki. Vienreikšmiškai. Čia mes susitinkam. Tikrai taip. Tikrai taip. Galbūt todėl ir čia esam, nes viens kitą pardavim. Tai labai smalsu, tikiu, kad ne tik man. Tai koks tas realybės šou buvo? Ir kaip tu ten sekės save parduoti? Parduoti sekėsi gerai, nes dalyvavau. Vienreikšmiškai, tai buvo Gruzijoje. Aš jau tikėjausi, kad sakysiu, kokį baras, kelias į žvaigždės, gal koks slaptas dalyvis, žinai, kurio ten mes neatsimenam. Tokių buvo, galbūt nukrypstant nuo realybės šou idėjos, tai buvo kambarių plėšikai, pasimatymas su Pabaisa berods ar kažkas tokio panašaus. Kitas tikrai buvo ir panašios laidos. Studentavimo metu labai reikėjo pinigų, natūralu, kaip ir visiems gyvenantiems bendrabutyje ir leidžiantiems smagiai laiką. Įvairiausiom pramogom reikia, natūralu, pinigų. Tuo metu buvau dar dalinai dirbantis prie scenos darbų su kitais kolegom, tuometiniai Siemens arenai dar, net nebežinau, kaip vadinasi. Ir iš esmės, kai tu supranti, kad save parduodamas sunkiam darbui, uždirbi tos 50 litų ir kai tu gali nueit pasimaivyt prieš kameras ir gaut 100 litų už pusę dienos su maitinimu, pasisveri kokį pardavimą nušokti. Wow. Tai šita patirtis buvo? Taip, ir tada buvo galbūt didžiausia iš tų televizijų, tai realybės šou. Gruzijoje vadinosi Pilis, uždarė, jeigu gerai pamenu, 12 vaikinų, 12 merginų į vieną pilį. Achalcikės regione 12 hektarų plotė buvo didžiulė pilis, renovuota, tiksliau atstatyta iš naujo, gal 30 km nuo Turkijos sienos. Ir mes ten gyvenom kaip dalinai kaip Robinzonai, turėjom prasimanyti maisto, turėjom kažką susigalvoti ir panašiai. Aktyvacijų galbūt norėjosi ekstremalesnių, įvairiausių, bet galbūt iš tokių įdomiausių, tai kalnų upiai pasibraidyti ir vienokio kitokio užduotį padaryti. Buvo kažkas įdomaus. Tai ten pardavimas pavyko, manau, gerai. Po antrų pokalbio su prodiuseriu jau buvau liste, kaip, sakai, neturi paso, ne, tai o kaip ten, jeigu vyktum, tai galiu pasidaryti per dieną, gerai, tai darykis. Tai va tokie tie pardavimai.
Ar manai, kad prisidėjo prie tavo formavimosi kaip pardavėjo ta patirtis realybės šou? Žinoma, Kuriais vienareikšmiškai. aspektais? Daugiau pagalvot ir pasiklausyt. Nes tai buvo labai gera pamoka, kai nemaža pinigų suma tiesiog išslydo, kai neišklausiau užduoties. Tai reiškia, neišklausiau pirkėjo, ko jis nori. Dariau savaip. Tai va tas blogas pardavimas, kuomet eini ir darai, kad beri, nuostabi stiklinė, daug vandens telpa, o tu net nenori gerti. Tai va, klausimas labai. Tokia ir ta patirtis. Iš esmės, jeigu einant į detalės, tai buvo viena iš finalinių užduočių, kuomet, nepamenu, ar tai buvo kaladėlės, ar tai buvo, žodžiu, daiktai, skirtingai nupaišyti hieroglifai ir reikėjo nueit ir tiesiog įsidėmėti vienoj meniai ir nuėjus į kitą menį atkartoti eiliškumą. Kaip man susišvietė, kad ten kažką sudėliot, kad kaip labirintas būtų, nežinau, nesupratau. Atėjau, pats persidėliojau ir po to prodiuseriai pagyrė, kad dar geriau išmaišiau negu kad jie. Tai supratau, kad, žinai, klausyti yra svarbu ir išgirst, ko nori, ko klausia, kartais net ir ta pati kūno kalba. Gali labai daug apie žmogų pasakyti, net nereikia daug klausyti arba daug sakyti. Ok, tai pabuvai realybės šou, ką tada veikiai? Tada iš esmės grįžau atgal į šeimos verslą su baidarėmis. Tai išskeilinom stipriai, prieš išvykstant buvo keliasdešimt baidarių, bet grįžus jau po kelių sezonų pasiekėm 100 su virš, 120 berods baidarių buvo, jeigu taip tiksliau dviviečių ir dar buvo N vienviečių. Tai tiesiog mėgavusi gyvenimu, vienintelis niuansas, kad tai būdavo tik vasaros sezonu arba šiltuoju. Kadangi tokių ekstremų, kurie kartu gruodį plauktų baidarėmis arba sausį būdavo labai mažai, tai daugiau tik Neskaitant tavo šeimos, ne? Tikrai taip. Šeimos tik brolis vienintelis, kuris plaukdavo kartu. Šiaip draugai prijaučiantis esam ir per naujus metus plaukė. Dar vis turim tradiciją ir šiais metais labai simboliškai 35 metų jubiliejaus kovo 11 dieną plaukė mūsų 35. Tai toks irgi, wow, sutapimas, kurį tik po to aišku susgribau, kad, čia tikrai neblogai buvo. Bet iš kitos pusės tai ganėtinai sunku yra. Pritraukti žmonių, išbandyti kažko šiek tiek nekasdieniško. Tai džiaugiuosi, kad bendruomenė plečiasi ir vienintelė vieta galbūt, o ties to pomėgiu, kur nėra pardavimo aktyvaus, o jis yra tas grįžtantis, tas bendruomenės būrimas. Visai dar trečias sritis. Ok, tai ačiū tikrai tau ir tavo šeimai, kad prisidėjot prie to, kad Lietuvos sostiniai centre turim galimybę su baidarėm miestą pamatyti. Ir eikim tada prie šiandienos. Tai kada buvo paskutinis tavo pardavimas? Ir jeigu gali biškį papasakot, koks jisai? Žiūri prieš kiek čia minučių, valandų? Prieš 4 valandas iš esmės. Ok, ką pardavai? Dokumentų valdymo sistemą. Tai kuo ir dabar užsiemam. Kokio dydžio buvo salesas, jeigu gali pasakyti? Nedidelis. Metinė suma subscriptiono 2400 €. Tai toks mažas, sakykime, nėra jo. Nes vidutiniškai, jeigu kalbėtumėm apie jau dabartinius profesinius dylus, jie yra taip nuo 10 000 ir viršų, kur jau reikalauja ir pastangų, ir supratimo, ar tos problematikos įsigilinimo. Okay. Ir edukacijos kliento pusė ir dažniausiai nebūna momentinis toks. Labas, atėjau, reikia sviesto, reikia tepti. Jūs su DocLogix operuojat B2B ir B2G Taip. sektoriuose. Ir klausimas toks gal ir kvailas, bet žinai, gal ne visi yra susidūrę. Manau, kad žiūrovam ir klausytojam tikrai galėtų būti įdomus. Įdomus tavo pastebėjimai ir atsakymai. Ar galėtume taip pat nupiešti tą paveikslą, žinai, B2B pardavimas ir B2G pardavimas? Kokie yra pagrindiniai skirtumai ir galbūt panašumai, pliusai, minusai? Labai paprastai, viešieji pirkimai. Vienintelis skirtumas. Ok, bet viešieji pirkimai įsijungia tik tada, kada yra nuo tam tikros sumos. Iki tam tikros sumos instancijos gali pirkti be viešųjų pirkimų. Taip.
Tai čia ir yra pagrindinis skirtumas, nes iš esmės Jo. visur pardavimuose, ar tai būtų B2G, ar tai būtų B2B, ar dabar populiarusis B2B2G arba B2B2C, kai per pardavimą ir panašiai, iš esmės tai yra žmogus žmogui. Aš vienos organizacijos vadovas atstovas, tu kitos organizacijos vadovas atstovas. Mes susitinkam, aš įsiklausau į tavo problemą, tu girdėjai, kad aš kažkada tai dirbau su dokumentų valdymu ir su parašais, tau įdomu, ar galiu padėti, mes susitikom, atvirai ant stalo pasipasakojai, padėjai savo problematiką, aš ją išklausiau, jeigu reikia jungiu komandą, pasižiūrim, susidėliojam procesą, sprendimas 1, sprendimas 2, sprendimas 3. Viskas. Ir čia, ką ir sakai, tada įsijungia viešųjų pirkimų įstatymai ir panašus dalykai, jeigu ten iki 10 000 mažos vertės, taip galima, bet tačiau mes dirbam skaidriai ir nėra to, kad, žinai, po stolu paduodu, pasižiūrėk, tinka ar ne. Tinka. Gerai. Tai 15% ten, žinai, pro kažkur. Ne, taip nesidaro, nes visi mes esam žmonės. Ir po to miegot gaunasi sunkiai, kai žinai, kad kažką ne to esi padaręs arba jauti, kad, ne iki galo. O kai yra skaidriai, tai susitari ir pardavimų galbūt mano nuomonė pagrindinė problematika yra, tai tas kaip neišklausimas, tai yra rožinių akių neuždėjimas ir sidabrinių dulkių apiputimas, apmėtymas ant kliento, kad viskas čia fantastika, viskas bus idealu, iškart veiks. Mes parduodam tau ne tik problemos sprendimą, bet ir įrankį, kaip spręsti, ir tu nebeturėsi jokių problemų. Taip, problemų tu neturėsi. Bet iššūkiai, žmogiškieji, mindseto keitimas, apskritai mokymas žmogaus, supratimas komandos, nes aš parduodu tau, tu pirkai iš manęs arba atvirkščiai, mūsų komandos, ar jis žino, ar komunikacija suvaikščiojo teisingai pas kiekvieną narį, kur turėtų būti, kad, žinai, maža didelė organizacija, tai nėra svarbu, ar tai 5 žmonės, ar tai 3, jeigu daugiau negu 1, tai jau kompanija. Ir tai atsiranda interpretavimas, senas geras, sugedusio telefono žaidimas. Žalia. Mėlyna, sakei? Tiesiog, atsiranda žmogiškosios klaidos, ir tos žmogiškosios klaidos prie pardavimų dar kabinčiau vieną svarbų labai dalyką, kad mes, kaip pardavėjai, mes bijom pripažinti suklydę. Pritariu. Ir labai sunku tai yra tą padaryti ir įsivesti net ir man asmeniškai organizaciją, kad kolegos, nebijokit pasakyti, kad mes čia suklydom, pasidalinkim, kad Petras, Jonas, Antanas, jie žinotų, kad taip nedaryt. Tu kalbėjai apie pripažinimą savo kolegom įmonės viduje ar ir prieš klientą lygiai taip pat? Apskritai, kad ir prieš klientą. Atėjau pas klientą, išgirdau, viskas, jau dabar jaunimas sako, Gucci. Važiuojam, grįžtu, organizacijoje sudėliojom procesus, išsibreakdowninom, ką reikia padaryti, projekto timeline'as, bla bla. Ir gamyba sako, ne, čia kosminį laivą tu pardavėjai. Nesakysiu klientui, padarysim. Pritemsim, kaip nors. Pritemsim, labai geras, šitas žiauriai geras, ypač didesniuose pirkimuose, kur, nesimato ten 1.2.3.4 popunkčio punktas techniniai specifikacijoje ir, žinai, labai giliai nulindi. Ir tada kas gaunasi, kad, žinai, klientas tikisi, padarai ne taip, žinai, kad ne taip, pristatinėjai, išvenginėjai ir klientas galbūt prisimins po metų, po pusmečio arba po 3 mėnesių, kad, wow, mes juk šnekėjom apie šį augalą, kad jis bus apkarpytas. Kodėl jis aukštyn kojams? Jeigu ir dabar nepamatė, pamatys vėliau ir taip. Reputacijai žala nemenka gali būti. Klausimas ar reputacijai, ar dar didesniam ir vertingesniam dalykui? Santykiui. Reputacija, kolą atsiminkim, kaip jin pradėjo. Narkotinė medžiaga Coca-Cola. Nuo vaistų, apskritai. Ir reputacija up and down. Bet santykis mano su tavim, jeigu aš atvirai pasakau, labas, kaip ir mūsų, žiūrėk, turiu problemą, užstrigau Rygoj, nespėsiu. Galima, kažką negali, bet aš iškart sakau net ten, labas, jo, pabandysiu spėti ir likus 5 minutėm iki, žinai, laidos, sveika, žinau, pamiršau pasakyti, aš Rygoj. Yra skirtumas, kai šiek tiek kiek įmanoma anksčiau, arba bent jau pasakai, kad, aš susimoviau. Lygioj vietoj, nelygioj vietoj, aš susimoviau, padariau klaidą, ar bausi, ar net tavo jau čia gaunasi atsakomybei, bet tu kitaip žiūri. Nei taip, kad mes po to, aš net vykstu į laidą netgi, ne? Ir sustinkam po mėnesio Gedimino prospektą. Sveikintumės? Pritariu tau. Jo, man irgi atrodo
lygiai taip pačiai ir kartais, ne kartais kažkaip savo pardavimo kelionės pradžioj man atrodydavo, nežinau, ar čia su manim kažkas ne taip, kad aš ten nueinu, kažkaip prisiduodu ir informuoju, žinai, kad, galbūt ten prekė netokia, ar kažkas ne taip. Aš kalbu gal ir kartais apie kažkokius tai minor dalykus. Aš irgi manau, panašiai turbūt kaip ir tu, ypatingai apie proaktyvų ateimą pas klientą, tai yra nelaukiant, kol pastebės, nes kas tada atsiranda naratyvas. Ir naratyvo kontroliavimas. Aišku, ten irgi labai reikia gerai pažinoti savo klientą, jeigu tai yra jau ilgalaikiai B2B santykiai, suprast, kas jis per asmenybę, yra tam tikrų žmonių, jeigu ten eina kalba apie kažkokius tai minor dalykus, tai gal geriau jiem nežinoti, jeigu rezultatas yra toks pat. Bet jeigu yra, pagal asmenybės, taip aš galvoju, kokie nors C, kurie yra labai techniški, labai detalūs ir labai didelį dėmesį procesams, struktūrai skirianti žmonės, tai jo, ten netgi nespėjus timeline ir keletą minučių gali kilti dalykų. Tai mes čia susitinkame apie tą proaktyvų informavimą, ne, irgi tą, kitai žodžiai santykio kūrimą. Vienareikšmiškai. Viešieji pirkimai. Dabar kažkaip bent jau vis į mano informacinį lauką papuola šnekėjimas apie tai, ypatingai pardavimų kontekste. Tai ar yra vietos pardavimui, kaip po pardavimo procesui, kaip Žilvinui, kaip pardavėjui, kažką tenais nuveikti ir dėrėtis, be to, kad yra techninės specifikacijos, atidaviau savo techniniam teamui, jisai supildė, pridavėm ir laukiam. Ar yra ten to pardavimo dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose? Labai daug. Paimk bet kokią organizaciją. Aišku, žiūrint iš verslo perspektyvos, tai visi, kas dirba su viešaisiais pirkimais, tarp jų ir mes esame mokytojai. Tu dirbdamas bet kokį sektorių paimkim, nežinau, sveikatos apsaugos ministerijos, po ministeriją kažkokiam padalinyje, tu net nežinai, kad yra tokia dokumentų valdymo sistema, nes visus 20-30 whatever metų tu dirbai, naudojasi SharePoint'u, Google Drive'u kokiu, ar tiesiog kėlė į folderius ir archyvavai savo dokumentus ten. Ir ateina Žilvinas arba Žilvino komanda ir sako, laba diena, kaip naudojatės? Naudojamės, bet čia neturim laiko. Norit laiko daugiau turėti? Pauzė. Pakalbėkim. Tai mes siūlom dokumentų. Oi, ne, dokumentų jūs čia aferistai, čia mus iš darbo atleis, čia viskas dirbtinis intelektas, čia baikit, negaliu. Žiūrėkit, jūs dabar dokumentus keliat čia. Tada jos ką padarot? Spausdinam. Kaip pasirašot? Tai arba per gausainą, arba dar, bet jūs iškeliat, siunčiat paštu ir rašote mailus, teisingai? Taip. O jeigu jūs įkeltumėt į vieną vietą, pasirašytumėt ir sistema už jūs viską padaro. O jūs tuo metu galit kitus tvarkyti, kavos atsigert, pažiūrėt, kaip kolegai sekasi, prie kažkokio įstatymo akto padirbėt. Matai, kad kažkas lygiai ir ten užsižiebė viduje pas tą žmogų ir tiesi pokalbį. Ir tada 90%, kad ateis konkurentas į viešuosius pirkimus su mažesnė kaina ir nuneš iš panosės. Bet šitą aš ir norėjau sakyti, nes jūs ateinat, man pačiam irgi yra tekę dirbti ne su paslaugos pardavimais, su IT įrangos. Tai šitoje vietoje tai ateinat jūs pas klientą, sukuriat poreikį, einat su juo kartu, konsultuojat, atvedat iki to serviso, kuriuo jūs tikit, kad jam iš tikro reikia. Tada jie parašo didžiulę sąlygą, sukuria. Aišku, jas dar turi aprašyti taip, kad atitiktų bent vienam žaidėjų rinkoje. Jau galima papildysiu. Jie nerašo. Jūs kad ir kaip ne. Jie pasiema buvusį pirkimą, jo dokumentus, yra taip klavišų kombinacija CTRL-C, į kitą ekraną CTRL-V, CTRL-F. Pakeičiam pavadinimą, CTRL berods replace padaryt, enter, viskas. Tada aišku įvyksta procedūra, kuomet yra paskelbiamas konkursas arba rinkos konsultacija ir tu gali teikti pastebėjimus arba pastabas. Ir kartais būna, matai, kad klientas A nusipirko prieš 3 metus, klientas G jau perka dabar ir tu klausi, ar
tikrai jums tų senų technologijų reikia, ar galim padėti optimizuoti, nes žiūrėkit, rinkoje dabar sprendimai yra ABC, šitie yra šiek tiek pasenę, šitie štai yra naujesni ir tarnaus ilgiau. Gerai, priimam. Nesminis pataisimas, tęsiam konkursą. Ok, tai aš to ir klausiau, žinai, tu tąją prasme pardavėjai idėją, kad jiem to sprendimo reikia, nu tai čia tu dar įtakot galėjai, ne? Jie tada susimobilizavo, nes, žinai, aš irgi galvoju, tarkim, aš dirbu kažkokioj valstybinėje įstaigoje 15 metų, man čia kaip ir viskas veikia, nu, turi įvykti nemažai dalykų, kad aš, žinai, ten dareičiau viršų, kažką įtikinėčiau, kad reiktų skelbti konkursą, nu, nes ta procedūra nėra jau tokia paprasta. Tai jūs tą darbą atlikot, tą idėją man pardavėt, bet kai jau išeina konkursas, tai, nu, viskas. Ten, nu, vat, mano klausimas buvo, ar ten dar tu kaip pardavėjas turi kažkokių tai įrankių? Būsiu labai atviras, taip turi. Turi teisininko konsultaciją ir turi turėti išskirtinumą. Tai jeigu kalbam apie išskirtinumą, kažkada tai buvo tiesiog mobilios aplikacijos turėjimas pas save kaip vienam iš sprendimų, kaip paketą. Išskirtinumą prieš konkurentus, taip, produkte arba paslaugoje, kad tai būtų įtraukta į tą patį pirkimą. Bet pats kaip pardavėjas, tai, nu tai tavo įtaka yra tada, pristatyti, iš esmės nurodytas gairės, į kurias ir būt tuo ekspertu, nesakyt, kad tau reikia. Bet kai tu sakai, kad, žinai, nežinau, ką daryti, o kaip naudoji, o ką naudoji, yra tokie sprendimai, yra tokie sprendimai, yra tokie. Tai iš esmės tu parduodi jam suvokimą ir norą turėti kažkokį tai sprendimą, kuris yra aprašomas tose viešose pirkimuose ir tada didesnė tikimybė, kad tavo servisas ir atitiks tos reikalavimus viešojo pirkimo. Taip. Tokį klausimą aš nepatogu užduosiu. Ar bent numanai, kodėl viešieji pirkimai geriau sekasi toms organizacijoms, kurios, iš tikrųjų yra senos arba ne pirmus metus dirba su viešaisiais pirkimais? Aš galėčiau turėti tokių visokių neetiškų spėjimų, pavyzdžiui, santykiai kažkokie tai... O kodėl tai neetiškai? Nežinau, santykiai, įpročiai, galbūt dar ir yra kažkokio tai, žinai, ten, nepabijosiu to žodžio, ir tvaiko kažkokio tai susitarimo, ėjimo į pirtis ir taip toliau. Aš tokią prielaidą darau. Dėl pirčių, nesenai lankiausi Suomijoje, tai labai patiko ir jie iš tikrųjų dylus klausina ten. Ir valstybinis sektorius. Wow. Tai buvau sužavėtas. Ir ten kažkokios tai korupcijos optikos valstybė nemato? Ne, tiesiog išsirenka sprendimą, pasiklausia kitą, jeigu norite jūsų konkurentų dviesi pirtyse. Regular naked. Ne joks, žinai, ten smart casual ar dar kažką. Regular naked. Ir just. Tai, o pas mus Lietuvoje iš tikrųjų ilgiau veiklą vykdančios organizacijos ir tie tikrieji pardavėjai, jie turi santykį. Domas šiandien dirba aplinkos apsaugos kažkokio įstaigoje, kitą dieną jis dirba finansų ministerijoje, trečią dieną dar kažkur. Ir po galbūt 3 metų jam prisireikia dokumentų valdymo sprendimo ir jis žino, kad geriausias konsultantas yra Žilvinas, kuris jam padėjo, bet nelaimėjo konkurso prieš tai buvusią organizaciją. Kaip manai, kam jis pirmą paskambins konsultacijas? Bičiuliai Žilvinai. Ir čia welcome pardavimas, kuris įvyko kažkada, kai aš pardaviau savo ekspertiškumą, kai aš pardaviau savo produkto ekspertiškumą ir po pralaimėto konkurso aš jau net ir paskambinau. Kaip sekasi, gal pakonsultuot padėti. Tai ne jūs laimėjo. Metai 2-3, gal jūs keisite tą dokumentų valdymo sistemą, gal ta įmonė tiesiog bankrutuos, nebebus jos ir kažkokie pasikeitimai. Aš būsiu čia ir aš žinau, kad aš galiu tau pasiūlyti, padėti, greit pakeisti. Arba kažkokį tai naują savo donsą pasiūlyti, kuris tinka visoms sistemoms. Žinai, taip ir judi, bet čia galbūt labiau pardavimai miksas su verslo vystymu ir matymu šiek tiek į priekį. Kaip tik norėjau prie šito prieiti, tu esi unikalus pardavėjas tuom, kad tu esi ir įmonės CEO. Lyg ir biškai jau atsakėjai, ar tu manai, kad tau padeda būnant CEO būti ir pardavėju ir vice versa? Manau, kad sunkus klausimas. Nėra vienintelio atsakymo.
Pardavimas, manau, kad pas mane yra kraujyje ir tiesiog visose situacijose matau pardavimą. Ir kai tu esi vadovas, tu turėtum atsitraukti iš esmės nuo pardavimų vienok, be kitok, kaip ir atsakingas už tos pardavimus arba atsakingas už pardavimų skyriaus pagalbą arba parodymą. Ir čia toks miksas gaunasi, būnant vadovų pardavėjų arba CEO ir pardavėjų, didžiausia problematika yra pažado laikymasis Prieš. klientą. Nes turi labai daug kėdžių, kuris reikia nusėsti. Teisingai. Tai yra tie business as usual darbai, kurie čia ir dabar reikalauja atsakymo arba fokuso, ar kažkokio pasikeitimo, ar įvyko, kaip įvyko, klientas valstybinio sektoriaus nepatenkintas, nes užklupo COVID'as po kiek tai metų, 3 devai buvo viename vakarėlyje, visi iškrito, vėluojami timeline. Kartais užtenka team leado pakalbėti su klientu nepatenkintų ir paaiškinti situaciją, bet dėja vis dar turim tą problematiką, kuomet vadovas yra vadovas. Nesvarbu, kad ir aš tavęs nematęs, nepažįstu, nežinau, bet man reikia CEO, nes jūs vėluojat pusę dienos, įjungti mygtuką. Taip. Ir tokiu atveju jie nori ne su Žilvinu pašnekėti, o su Rolė. Susijau, tai gali būti tiesiog, jeigu tu nepažįstamas, užsidėjai kaukę, liutuko ir nuėjai kaip CEO įmonės, viskas. Ir kas galimai kenčia su pardavimais, jeigu tu prižadi pasiūlymą, prižadi tolimesnį follow-upą, žinai, viskas yra ok, bet tas follow-upas gaunasi iš tavo planuotos 3 valandos dieną, kai tu žinai, kad patogu tam klientui tuo metu gauti arba tam žmogui tą laišką, kad jis turės laiko, tad rašai kokią 1 nakties, 2. Natūralu, kad dabar jau darai su delayed send, 8 ar 9 ryto, bet tu jau vėluoji. Ir tu vėluoji prieš save. Ir žinai, kai tos vertybės prasilenkia, tada jau negerai. Tada jau sunku pačiam gaunasi parduot, nes tada pradėti kvestionuoti. O tai ar aš tikrai geras pardavėjas, gal man labiau tą vadovavimo pusę ir vykti iš ministerijos į ministeriją, aiškintis, kas kur gerai ar negerai ir susirinkti liaupsus. Ar tęsti su tuo, kas patinka. Tai girdžiu, jeigu gerai suprantu, kad vienok padeda, nes kadangi tu esi įmonės CEO, tu žinai pakankamai įmonę inside out, tu turi ir didesnę gal sprendimo galę čia ir dabar natūraliai, plus yra tas titulas, regalijos tos, kai ateini pas klientą. Tai žinojimas, suvokimas, plus įgalinimas ir tuo pačiu galvoju, taip pat prie kito dalyko noriu privesti ir tu pasakysi, čia trukdo ar ne. Tai tu kaip pardavėjas šito įmonė, tai esi vienas iš pardavimų komandos žmonių. Bet tuo pačiu tu esi ir CEO. Tai kai eina kalba apie KPI-sus, visi mes turim tikslus, pardavėjai, jo, taip lietuviškai šnekant, KPI-sai tai tikslai, ne? Ir tau reikia savo tikslus įgyvendinti, bet tu nori, kad tavo komanda įgyvendintų tikslus. Tai čia toks platus klausimas, kaip jūs juos matuojat ir kaip su ta konkurencija. Ar tau būna, kada supranti, kad reikia čia padėti žingsnį, atsitraukti, kažkaip įgalinti kitą ir ar tai kelia keblumą jums? O čia dar mokausi. Vienareikšmiškai. Nėra taip, kad viskas aišku, viskas gerai. Bandėm nesėkmingai OKR'sus praėjusiais metais su komanda, nepavyko. Tiesiog neprigijo. Nes vadovas ir pardavėjas ir CEO. Tai žinai. Tai kokie tie keblumai užsimeniai, kad turi? Nebuvo follow-backo. Follow-up, atsiprašau, jau liežuvis pinasi. O žinai, to tikrojo, kur tiesiog tau rūpi. Ne to fiktyvaus, kur. Tai kokie OKR'sai? Ok. Pasiekiai? Ne. Reikia padėti? Ne. Gerai. Bet to, žinai, įsigilinimo į komandinius žmonės. Yeah. Tai realiai likom su KPI-sais, tai jie yra tiek mano, tiek komandos. Mano labai aiškus, bendri, kurie yra kartu įtraukiami į bonusinę sistemą, tai reiškia, kad aš dirbu dėl komandos, tai parodydamas, kad man Pardavėjai turi rūpi. ir asmeninę bonusinę sistemą, ir komandinę. Natūralu. Tas geras pardavėjas, nežinau, sutiksi, nesutiksi, ne bazėje esmė atlyginimo, o tam pasitenkinimo rodiklyje, kai tu atlikus darbą gauni ir kažkokį bonusą, ir dar didesnis pasitenkinimas yra, kad tu gali pradėti planuotis.
Vienareikšmiškai. Ir galvoju, čia vat gal yra, nu tu sakei, kad turit keblumų, bet galvoju, vat tas įrankis, kurį jūs sukūrėt sąmoningai ar ne, kad kiekvieno pardavėjo tame tarpe ir tavo, indėlis yra nemažas į visų gaunamą bonusą. Ar manai, kad tai, nu, vat yra, nu, vienas iš įrankių, kuris biškai taip, nu, išlygina tą kažkaip atskirti galima tarp jūsų? Kad nebūtų taip, žinai, kad, nu, vat CEO kala geriausius bonusus, pasiema ten geriausius klientus. Ne. Šito vietoj konkurencijos neturit? Aš griežtai prieš bonusų savo. Mhm. Ne komanda man turi mokėti. Iš esmės vadovas, tai aš moku atlyginimus. Ir aš esu suinteresuotas tam, kad komanda mokytųsi kartu. Ir kur dar didžiausias iššūkis yra, tai ką ir minėjau, nebijot prisipažinti suklydus. Čia imkim apskritai jau visą komandą. Nuo pardavėjų iki first line klientų aptarnavimo ir projektų vadovo. Nežinau, kiek kalbėjau su kitomis organizacijomis, tai labai mažai tokių, bet iš esmės mes startuojam su programa, kuomet įmonė turėtų parduoti visi, tai reiškia, bonusinė sistema yra ne tik pardavėjams. Ok, čia labai įdomu ir dar man norisi nepabėgti, tai gerai supratau, kad tu neturi bonusų. Ne. Mhm. Ok. Mano bonusai yra papildomi mokslai, renginiai, kuriuos vykstu. Tai natūralu. Podcastai. Tai jau po darbo. Tai ar teisingai tada suprantu, kad, nu, vat, jūs taip tą kažkokią galimą konkurenciją ir esat panaikinę? Tau kaip CEO tie rezultatai vis tiek yra svarbus, tu prisidedi prie kitų, bet ką bandau pasakyti, žinai, nes kito atveju galėtų būti tokios situacijos, kada, nu, tarkim, aš dirbčiau pas tave, būčiau pardavėjas. Ne, ir tarkim, nu, vat, yra kažkoks tai potencialus accountas, klientas. Ir aš norėčiau jį paimti, bet tu matai, kad, nu, tu užklausintum jų geriau. Ar tai dėl savo asmeninių kažkokių savybių, žinai, ar ten, nežinau, dėl savo ego, pavadinkim, ar dar kažko, ar dėl to, kad, nu, tikrai tu matai, kad, žinai, turi santykį, geresnės kompetencijas ir taip toliau. Bet tada, žinai, jeigu tu tenais nueini ir uždarai, užklausinti sales'o terminologiją reiškia laimėti sandorį. Norėjau sakyti dylą, tai kars nuo karto mes išverčiam ir praplečiam suvokimą. Žinai, o vat jūsų atveju, tai girdžiu, kad, nu, to net nėra. Ne. Iš esmės, praėjusių metų pardavimai, tai balsas lūžta, praėjusių metų pardavimai, kuriuos padariau pats, ir tą patį santykį, jie visi nusėdo vienam ar kitam pardavėjui tiesiog už gerą valią. Kaip paskatinimas, kad nebijot. Kad nebijot daryti, nebijot atvest, nebijot sakyti. Nes komanda nesvarbu, kokia yra. Ar yra pardavėjų komanda, ar yra techninė komanda. Jeigu tu nebijai pasakyti vadovui, kad žiūrėk, čia galimybė. Arba tam pačiam pardavėjui. Čia yra galimybė, kai tu gali parduoti. Ten jau detalės po to. Ir kai tu įgalini tą norą dalintis, veikti kaip komanda, tai va tokia pardavimų komanda yra ideali. Nes vienok tu gauni asmeninį bonusą, kitą tu dirbi dėl komandos. Komandos bonusas gali būti net saldesnis, jeigu tu esi, tarkim, pardavimo etape, kuomet žinai, kad yra atsikartojimas ir tu jau pradedi krist. Na, natūralu parabolė. Kiek cold call'ų padarai, po laiko jie grįžta. Jeigu nustoji daryti, pradeda krist. Žinai, čia, manau, nereikia pasakoti tų realiai. Čia tu praktiškai papasakoji dalį iš mano pitcho, kai aš šneku su savo būsimais klientais. Kodėl proaktyvius pardavimus reikia daryti visada, net kada inbound, tai yra įeinantis pardavimai, net jeigu jie veikia, vis tiek proaktyvius reikia daryti paraleliai, vien dėl to, kad tu paminėjai, nes yra kaip delėjus ar atsilikimas. Atsilikimas, pauzė, gapas irgi. Tarpas. Tai atsilikimas tarp įdėtų pastangų ir rezultatų. Taip. Ir žinai, jeigu tu tą išsilygini, tai viskas yra idealu. Kaip jūs tai išlyginat pas save organizacijoje? Išlyginam. Išlyginat? Neišlyginam. 2 metai pastovi. Lyginam. Užsimotyvuoju komandą, dabar susifokusuojam į darbą. Skambinam, siunčiam pasiūlymus, matuojam atmestų priimtų pasiūlymų Santykį, žiūrim, ką gali. Esate įsivedę, čia vienas iš jūsų tikslų, koks turėtų būti santykis? Čia dabar tik matuojam, kad apsišildyt ir suprast, kur yra šakninė problematika arba tas iššūkis, kodėl iš vis yra atmetami
ir tada jau po truputį einame tas detalės. Renkate duomenis, tada jos pradėsite Taip, analizuoti ir tada... Aš labai tikiuosi ir pasitikiu komandą, kad tai nebus duomenų rinkimas dėl duomenų rinkimo. Žinai, juokinga, kai vadovas taip sako. Bet iš esmės, tie duomenys ir yra pagrindas B2B salesam. Ar ir B2G, tiesiog salesam, kurie yra ne įmonė vartotojui, bet įmonė vartotojų grupiai per vartotoją. Kad ir kaip painiai tai atrodytų, aš parduodu tau, bet iš esmės tavo užsakovas arba produktų naudosis tavo komanda. Jeigu mes turim tos duomenys, kodėl galbūt tavo komandos nariui kažkas nepatiko, negražu ir vėl, penas pagalvot mūsų dizaineriams, ar pakeistų ajų, ar tą patį, nežinau kaip lietuviškai, vartotojo sąsają, o experience patį user. Žinai, kaip mygtukai išdėstyti, logika kažkokia, kad jiem būtų patogu, kad jie pirktų daugiau papildinių, funkcionalumų ir panašiai. Bet čia detalesnė jau. Tai grįžtant prie pačių pardavėjų ir motyvavimo, tai mano nuomonė atvirumas, komandiškumas ir aiškus tikslo žinojimas, tai yra 3 pagrindiniai motivatoriai. Kalbant apie tikslų žinojimą, už tai esi atsakingas tu? Aš esu atsakingas, ką ir minėjau, susimovęs praėjusiais metais, tai yra už tikslų sužiūrėjimą. Ar kiekvienas komandos narys žino savo tikslą ir ar jį supranta. Žinoti yra viena, suprasti yra visai kas kita. Kaip jūs išsikeliat tuos tikslus, remiantis duomenim iš praeitų metų, plus kažkokie tikslai? Aš labai detalius nueinu, tai maniški paskaičiavimai būna, ar pardavimų komandos tikslai išsikelti yra realūs, tai pasiemu pasilyginu su praėjusiais 3 pastaraisiais metais, pasilyginu proporcijas upsellų su new businessu, kiek planuojam, pasilyginu... Galim čia biškai praplėsti. Upsell ir new business. Naujas klientas, tai yra visiškai naujas diegimas dokumentų valdymo sistemos, galbūt tiesiog tik parašai. Įmonė, su kuriais dar nesate dirbę. Taip. Arba dirbę ilgiau negu prieš 5 metus. Vadinasi, nutrūkė ryšiai, pasibaigė, life cyclas užsidaręs. Life cyclas? Life cyclas tai yra programinės įrangos gyvavimo ciklas, nes tarkim sukuriam, kad ir telefonai pavyzdys. Apple'as pirmas ir dabar yra Apple iPhone'as, koks jau ten 16 galbūt. Jis veikia su update'ais, tai yra su atnaujinimais, su kažkokiais funkcionalumais tam tikrą laiką. Metus, 2, 3, 4. Iš esmės mūsų sistema tai neveikia 22 metus be sustojimo. Yra tik vienokių ar kitokių funkcionalumų atnaujinimai, jeigu ten, tarkim, nenusipirkai tų atnaujinimų, neįsidėgiai, nesusitvarkiai sistemos, natūralu jie paseno. Norint toliau naudoti sistemą, reikia atsinaujinti. Techninės detalės, parašų laiko žymos, patys parašų transakcijos, pasirašymo būdai, dokumentų saugojimai, atidarimai, keičiasi dokumentai, jeigu atsiminsit, aš šiek tiek gal vyresnis, tai pas mane buvo tik doc, dabar ir docx ir docxs. Čia jeigu kalbant apie vordinį dokumentą, jeigu atkreipsit, gale yra po taško tokie formatai, kurie keičiasi. O vienu metu labai populiarūs buvo PDF-ai, kurie irgi keičiasi, evoliucionuoja, atsiranda saugumo žymos. Ir net meskim to, kad atėjo tas pats dirbtinis intelektas ir virš jo dar yra toks dalykas kaip kvantinis kompiuteris arba kvantiniai skaičiavimai, kurie dabar esančius saugius sprendimus gali išsisaugoti ir laiko atėjus tiesiog atkoduoti ir padaryti nesaugiais. Tam tau reikia atsinaujinti. Tai čia jau nuėjom į cyber security. Bet čia dalis tavo pardavimo. Žinojimas apie tai. Taip. Galvoju, ar mes užbaigėm tą temą, tai... Daug temų. O follow up, ne follow up, upsell. Upsell tai yra esamam klientui parduodamas papildomas funkcionalumas, konsultacija, sistemos analizė, integracija su kitais sprendimais ar net konkurentais rinkoje. Lygiai taip pat kažkoks papildomas darbas su mūsų sistema iš mūsų pusės. Tai reiškia, tu turi kompiuterį, bet galbūt nori jį persidažyti arba spalvą pakeisti ar dar kažką, kreipiesi į mane, aš tą kompiuterį šiek tiek paspalvinu ir sakau, 5 eurų už vieną spalvą, 10 už 2 spalvas, tu sakai, noriu 4, tai 20, bet aš užsakysiu ateityje iš tavęs ir daugiau.
Bus kažkaip. Gerai bus. Žinai, tu kuri tą santykį, ryšį, supranti klientą, tada ateina edukacija ir tas upsellas gaunasi, kad jau pardavėjas arba jau šituo atveju key account manageris, svarbių klientų vadybininkas, jis supranta tave, supranta tavo verslo logiką ir tada siūlo. Žiūrėk, labas. Atsirado naujas AI toolas, kuris tiesiog prisijungia prie minčių su laidukais ir nuskaito, ką tu nori susikarpyti iš savo podcast'o. Džiauriai gera kaina. Norėsi? Galim ant tavęs išsitestuoti, pilotinį padaryti 2 mėnesius nemokamai. Bandom? Kalbi visiškai tos žodžius, kuriuos norėčiau išgirsti. Darom. Puikiai. Ir čia padariau aišku klaidą, nes pardavinėjau neklausydamas, ar tau reikia iš vis, darydamas prielaidą, bet kadangi pažįstu tave anksčiau, susipažinęs ir su laida, ir esam kalbėję, kad tai tikrai atima daug laiko, aš jaučiu tavo problemą. Taip. Ir pabandžiau pataikiau. Tai va, tai daro mano komandos key accountai, kurie vyksta pas klientus. Įvairiausiai, tai yra nuo gamybos iki, slaptųjų tarnybų ir panašiai, kurie supranta, kaip ten dokumentai vaikšto, pasirašymai ir panašiai. Ok. Formuluojasi man klausimas, gromuluojasi. Pardavinėjant dokumentų valdymo sistemą. Kiek svarbu, ir prieš tai jau esam aptarę, ir kaip ir atsakymą aš irgi savo turiu, kad bendrai B2B pardavimuose pažinoti klientą, juo domėtis, žinoti jo skausmą yra beproto svarbu. Ypatingai custom, tai galvoju, kaip išversti custom sprendimuose. Specifinis kūrinys. Specifiniuose sprendimuose, kurie gali būti adaptuojami pagal kliento poreikius. Kokią dalį jūsų pardavimo sėkmės sudaro būtent žinojimas kliento ir domėjimasis? Ir kaip jūs tai darot? Kaip atrodo tas? Labai geras klausimas. Iš esmės esam galbūt vieni iš tų nestandartinių organizacijų, kai neturim vienos vertikalės vienam iš sprendimų. Viena vertikalė tai reiškia vienas kažkoks specifinis sektorius, specifinės organizacijos arba specifinės įmonės, kurios turi problematiką. Nes kaip pavyzdys, dabar net nebesinešioju, tušinukas. Jo funkcija kokia? Rašyti. O jeigu kalbam apie kontraktus? Pasirašyti. Kaip manai, kiek įmonių tik specifinių iš vienos vertikalės pasirašinėja kontraktus? Po šiai dienai? Taip. Su fiziniu tušinuku? Tiesiog apskritai, fizinių, online pulsų. Aš vedu tave į segmentavimą, kitaip tariant. Ta prasme, kad visi studiją, mikrofonus reikia įsigyti dar kažką. Kontraktas reikia pasirašyti. Greičiausiai, jeigu atitinkama vertė. Baseinas, paslaugos, elektros tiekimas, šiukšlių išvežimas, komunikacija su valstybiniu sektoriumi, rašai pretenziją, skundą, reikia pasirašyti. Net ne kontraktas, tai reiškia, nėra vienos vertikalės, ties kuria tu galėtum specializuotis, lyst gilin su savo sprendimu. Tarkim, pardavimai tai dažniausiai reikalingi kam? Apskritai pardavimai, kaip tu manai? Verslo įmoniai, kad gauti pajamų. Taip. Ar skiriasi pardavimai gamybiniai įmoniai nuo paslaugų įmonės? Ir taip ir ne, pardavimo procesas visur kaip ir panašus. Tai ar gerai suprantu, kad tu vedi link to, kad jum būtent tą ICP, tai yra idealaus kliento profilį, siaurą turėti beveik neįmanoma, nes jūsų ICP, tai yra kliento profilis, kuriam galėtų reikėti jūsų produktą, yra tiesiog labai platus ir todėl jum adaptuoti savo pardavimo procesą yra irgi labai sunku. Ačiū už puikų vertimą. Sveikata, visada. Taip, iš esmės taip ir yra. Mes turime išsiskirstę kelias kategorijas, kurių norėtumėm ir su kuriomis dirbam vien todėl, kad ilgajame periode mes turim daugiausia patirties su specifiniais procesais, ką tu minėjai custom. Nes iš esmės dokumentų valdymas, jis yra reglamentuojamas Lietuvos vyriausio archyvaro ir jis yra visiems vienodas. Reiškia, yra vienodi dokumentų formatai, vienodas saugojimas, skiriasi tik jau specifinio sektoriaus dokumentų procesai, kaip jūs valdot. Tau reikia patvirtinti, nereikia patvirtinti, grįžta, negrįžta ir panašiai.
Tai vat taikom dabar jau labiau į tuos ir grįžtant prie klausimo, manyčiau 70% pažinot klientą yra užklausinimas, uždarimas sandorio arba įsigijimas, jeigu kalbam apie upsellus. Nes jeigu nepažįsti, taip, gali parduoti, tai toks 50/50. Ką dariau aš prieš kelias minutės, bandžiau šaut, dar tamest, pataikiau. Skaudantis pain pointas, nes kažkiek žinau, bet jeigu būčiau pradėjęs pasakot, kad žinai, čia tarkim, jeigu stūlas, kuris spalvas parenka, tau melodiją sudėlioja, kad diena būtų geresnė, gal ir nice, bet iš akių matau, kad what? Tai va. Nebūtinai aš tokį poreikį turiu. Būtent. O paklaust, kai aš nežinau ties kuo tu dirbi ir kur tu dirbi, yra ganėtinai sunku. Okay. Nes jeigu kalbi su verslu, tiek svarbių klientų vadybininkai, vadovai, tiek pardavėjai, ką aš matau iš praktikos, jie vis tiek jaučia tą tokią baimę užkalbint, nes tu jau esi verslo žmogus, aš tau parduodu, vadinasi, arba tu esi svarbios kompanijos dalis, arba tu esi jau versle, nes aš tavęs noriu. Jeigu mes skirtingose atvejuose susitiktumėm gatvėje renginyje ir užsikalbintumėm vienas kitą, viskas ok, bet kai tu esi potencialus klientas, aš vis tiek turiu vidinę baimę, paklausti ne taip, tada dar tas pats 3 ne, mano bullshitas, jeigu 3 kartus pasako nenustok, gal kitaip paklaus. Tarp kitko, šitą statistiką dalinosi bičiulis ir pardavimo lektorius Mindaugas Jasiūnas, linkėjimai jam, tarp kitko, kurio dėka mes susipažinom. Ir jisai dalino statistiką ir dar mes apie tai kalbėjom vienam tokiam susitikime. Aš bijau pameluoti, bet žodžiu, rezumė yra toks, kad auksas pardavimuose slypi nuo 4 follow-up. Ir kad pardavėjų, kurie dar padaro 4 follow-upą, tai yra 4 kartą grįžta pas potencialų pirkėją, krenta radikaliai ir tuo pačiu pardavimų kiekis procentaliai irgi ten augo labai radikaliai. Tos kreivės taip silenkia. Kas vadinamasis hockey stickas, kaip šauna į viršų. Hockey stick. Čia ledo ritulio lazda. Taip, ledo ritulio lazda. Vienas iš populiaresnių šiai dienai su startuoliais ir investicijomis formatų naudojamas revenue growth pajamų augimui. Tai kuomet yra dirbtinio intelekto grįstos arba tiesiog įmonės startuoliai, kurie savo metinės pajamas tiesiog iš ten, tarkim, keliasdešimt tūkstančių atsikartojančių padaro milijoninės ir tai yra staigus šuolis dėl kažkokių neaiškių priežasčių. Tai dažnai buityje verslo vadinama hockey stick. Užsiminėm šiek tiek, tai Mindaugas, mes ten susipažinome disko mokymuose ir čia klausimas toks irgi platus bus, gal ir biškai grandiozinis, pritempiant prie tai, ko klausiau prieš tai. Tai svarbu pažinti klientą, tam, kad pažintum, reikia užmegzti santykį. Tai kokias metodologijas jūs naudojat, jeigu naudojat, ir ar turit savo kažkokią pardavimo bibliją ar pardavimo ABC, kurios turi laikytis jūsų komanda, nes visi mes esame individualūs, ten vieni turi kažkokių prigimtinių dalykų, kiti gal turi mažiau, bet tačiau kiek jūs dėmesio skiriate tai minkštajai daliai ir kažkokiom tai, technikom ar metodam, kaip tą santykį užmėgsti? Iš esmės daug, bet kadangi daug neskaičius, nei pardavimuose, nei KPI-suose, sakyčiau, jeigu taip dabar primetus pastaruoju metu, kas vyksta, sakyčiau, 60% gyvas susitikimas su klientu. Tai reiškia jų vizitavimas, jeigu kalbam apie esamus. Ir tada gaunasi, kad 10% administracinis darbas, kitas bendravimas su e-mailu. Tai nenukrypstam nuo bendravimo. Vienareikšmiškai. Pažįstu, nepažįstu, žinau, nežinau, nes pas kiekvieną svarbių klientų vadovą, vadybininką, key account manageris, yra krepšelis ir tu jį turi prižiūrėti, reiškia, bent kartą į mėnesį su to klientu pabendrauti, nors jis ir nieko neperka metus, 2,5 ar whatever. Ir tiesiog pabendrauti, paklausti, kaip sekasi. Ok, tai čia skamba taip labai paprastai, ne? Tai galima tiesiog paskambinti ir paklausti, kaip sekas ir viskas. Čia nustebtum. Bet tačiau
į ką kreipia dėmesį, kas slypi už to. Nes skambina tai ne šiaip sau, turbūt norit surinkti kažkokią informaciją. Tai į ką kreipia dėmesį? Ar čia yra kažkokios tai metodikos, kurias jūs taikot ir naudojat? Ryšys vienareikšmiškai. Man svarbiausia, kad mano kolegos susikurtų ryšį su klientu. Labai gerai paminėjai prieš kelias minutės. 4 kartas. Į klientą, su kuriuo nebendravai, arba jis yra tik tau skirtas į tavo krepšelį, padaryk tą patį. 4 mėnesį jis jau su tavim kalbės. Tiesiog labas, kaip sekasi. Tai kita problematika, nesvarbu ar Gen Z, ar jauniausioji karta, ar mūsų karta pardavimuose. Nebežinau, kur geri pardavėjai, kurie turi savo discipliną ir jos laikosi. Labai sunku rasti, ypač dabar rinkoje, tai čia mano problematika. Bet su esamo komanda tai va tas ir yra. Nustebtum, 4-5 mėnesį jau patys klientai skambina, nes tu man nepaskambinai, kaip sekasi, nepaklausiai. O tai kažkas nutiko, jūs norit kažką pirkti, žinai, jungi tą priešingą. Ir pasitaiko, kad taip, žmogus pakeitė darbą, buvo davęs asmeninį telefoną, dabar dirbo jau kitoje organizacijoje ir jam reikėtų to pačio sprendimo, nes ten prieš tai buvusi organizacija labai patiko, bet neturėjo sprendimo galios dėl pirkimo, todėl nenorėjo gaišti savo laiko. 85-90% tokių situacijų. Supratau. Kalbant tada apie naujus pardavimus, ne tuos, kur jau yra įmonės, kurios yra jūsų klientai, kuriem parduodat papildomą paslaugą, bet visiškai apie naujus. Ar jūs turite kažkokią, Bibliją, dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti, prieš važiuojant pas klientą namų darbus pasidaryti, B, susirinkti, būnant pas klientą, kad būtų galima pateikti oferį ir turėti kažkokių tai derybinių svertų. Jeigu apie naują klientą ar vykimą pas jį, iki to dar yra labai daug veiksmų, ką reikia atlikti. Ar galėtum tą kelionę biškai papasakoti ir bendrai, žinai, įdomu visą tą paveikslą pamatyti, tai viso pardavimo ciklo, nuo tada, kada jūs sugalvojat, mes pa šitą klientą norim patekti iki kontrakto, kokie pas jumis yra etapai? Iš esmės, ganėtinai paprasti, ne reklama, bet rekvizitai LT išsisiurbi nuo pajamų, tarkime, siemam nuo milijono į viršų metinių pajamų. Pasidaro kažkokį segmentavimą, kad ir mažyti, bet daro. Paprastai pasidarom nuo milijono pajamų, išsifiltruojam organizacijas, ištraukiam standartinius, arba nereklama verslo žinių top 500 arba 1000 mokiausių mokesčių mokėtojų įmonių. Pasižiūrim, išsimėtom, ką jau turim, kas neturim, tiesiog by default, ar kažką naudojasi iš konkurentų ar ne. Tai čia yra pirmieji tokie tyrimai, ką mes pasidarom. Ir tada juodasis darbas, standartinis. Ar automatizuot? Galbūt, bet su dirbtiniu intelektu prarandi ryšį. Reiškia, labai daug kas siūlo. Mes čia personalizuosim žinutes jūsų dar. Kad ir kaip nepatiks daugumai, ir tikrai labai retai bematau skambinančius tikrus pardavėjus, bet iš esmės paim telefoną ir to standartinį senuoju geruoju keliūno administratorius. Labą dieną, ieškau domo. O iš čia kas? Tai mes su juo šnekėjom renginyje, pasidalino vizitinę, bet pamečiau kažkur, bandau susisiekti, nes kalbėjom apie kažką. Dažnai suveikia, dažnai ne. Bet kalbant apie seną gerą sekretorės arba gatekeeperio, vartų saugotojo apėjimą. Yes. Nebūtina apeit, kartais tiesiog skambini. Tai pačiai sekretoriai. O jūs ką pasirašymam naudojat? Nieko. Bet tai pas jūs daug dokumentų. Daug. Kas čia skambina? Būna visko, būna kuriozinių situacijų, būna kur tiesiog šaltai, labas, viso gero. Ok, tai perduosiu. Tai pirmas žingsnis pasidarot segmentavimą, kažkokį lengvą kvalifikavimą, kiek įmanoma dar nesukontaktavus su klientu ir tada pradedat kontaktuoti. Jeigu taip labai struktūruotai, segmentavimas, tada savaitė 2 yra būtent pirminių kontaktų susiradimas, pirminių turiu minti ne administratorių, bet jau giliau. Sprendimo priėmėjų arba potencialiai, ką mes galvojom, galinčių įtakoti sprendimo priėmėjus. Vadinamų čempionų. Taip, būtent ačiū. Iš esmės, tuomet 2 savaitės aktyvių bandymų susitikti arba prisiskambinti ir tada, ką tu minėjai, follow-upai. Viskas. Okay. Iš esmės, iki myto. Iki myto. Nes mytą dabar
Online taip, realu, bet irgi atsiranda tokie kaip nukelinėjimai ir panašus dalykai. Tai iš esmės vidutiniškai sales funnelis iki myto pas mus trunka nuo 1,5 iki 2 mėnesių. Iki susitikimo. Iki su norimu susitikimo, žmogum. Okay. Taip, yra priešingai, kuomet kreipiasi į mus, tai tuomet galioja vieneto taisyklė. Tai reiškia, turim atsakyti per 1 valandą nuo lyco įkritimo, kad gavom sveiki ar nori susitikti, per 1 dieną susiorganizuoti mytą nuo lyco įkritimo, per 1 savaitę pasidarytą mytą ir per 1 mėnesį būtų išsiuntus pasiūlymą ar follow-upint ar įdomu. 1-1-1. Ok, geras. Pirmą kartą šitą girdžiu. Labai paprasta taisyklė. Labai lengva išmokti. Įvyksta mytas, kas tada? Tada grožis prasideda. Jeigu Ir dar, valstybinis... atsiprašau, bet prieš tą mytą, čia dabar grįžtant prie mano klausimo, kiek dėmesio, energijos ir laiko skiriat pasiruošti mytui? Minimaliai. Minimaliai? Minimaliai. Na, minimaliai iš pardavėjo perspektyvos. Įmonė, kuo užsiema, kokios galimos rizikos, ką aš matau, su kuo kalbėsiu, pomėgiai to žmogaus, jeigu reikėtų small talką kažkokį palaikyti, plius minus tiek. Mhm. O myto metu klausimai. Taip būna dar, kad mūsų pardavėjas supranta, kaip po, tai ko iš čia klausinėje, taigi jūs turite viską žinot. Pasipriešinimo reakcija. Ir dažnai visada klientai tikisi, kad jau pamatys tą sprendimą, kad ir online myto metu, demo versijoje, kad jiem išspręs visas organizacinės problemas. Tai vat, dylinti su tuo labai lengva, kai tu žinai kažką iš backgroundo apie klientą, kažkokį small talk, tai motociklų važinėjasi, žinau, gyrą mėgsta, whatever you name it, tada bando prasukt pro tai. Ar gerai suprantu, kad tai yra svarbu tam, kad sukurti ryšį ir sumažinti riziką pasipriešinimam? Sukurti ryšį tam, kad klientas nebijotų pasakyti, kad mes pasitirsimėt konkurentus ir grįšim su atsakymu. Tai iš esmės sukur tokią aplinką, kad jis jaustųsi laisvai. Jo. Na, kaip mes čia, žinai, pasišnekučiuot, pasikalbėt, be kažkokios įtampos, be spaudimo, susitinkam, viskas ok. Patiks, gerai, nepatiks, irgi gerai, bet tu man pasakysi. Ok, tai įvyko mytas, jūsų pardavėjai, aš taip vis bandau iškvosti, bet tu vis ir nepasakai, ar yra kažkokie tai konkretūs klausimai, į kuriuos jums reikia pasiruošti? Tai konkrečiai ir klausk, taip yra. Mūsų atveju 2 sprendimai. Vienas sprendimas, jeigu yra SaaSinis, tai yra debesijoje, arba kitas on-premise diegiamas pas jūs infrastruktūroje. On-premise tai yra fizinėje vietoje. Fizinėje arba privačiame debesyje, tai yra tavo organizacijos turimojose IT ištekliuose, resursuose arba kaip be pavadinsi. Iš esmės, jeigu diegiam pas jūs, startinis package'as nuo 7,5 ir į viršų. Startinis paketas, kurį mes turim pasiruošti, yra nuo 7,5 tūkstančio. Ten yra labai aiškus klausimai. Kas naudosis, kiek naudosis, koks norimas rezultatas, ar trumpinsim procesą, ar tiesiog įskaitmenizuosim. Viskas. Čia paprasta. Nes tada, kai jau įėjai tą organizaciją, padėjai vieną žingsnį, lipdyk savo Minecraftinį pasaulį. Minecraftas yra toks žaidimas iš kvadratukų statomas pasaulis. Gerai, įvyko susitikimas, susirinkau informaciją reikalingą. Ką aš turiu toliau daryti, kaip tinkamas pasiūlymą. Nes tu kaip pardavėjas, mano pardavėjas, tu esi pasiruošęs, jau turi standartinius įpakavimus kainos, kai žinai, koks funkcionalumas kiek kainuoja, siunti klientui ir follow-upai. Ar čia irgi turi taisyklę, per kiek laiko nuo myto aš turėčiau paruošti pasiūlymą išsiųsti? Aš pasakysiu taip, aš norėčiau. Nes apie einančius pardavimus tu labai tą gražią taisyklę 1-1-1-1 užsiminė. Aš norėčiau, kad tai įvyktų greičiau nei per 1 dieną. Nuo susitikimo. Taip. Neįsivaizduoju, kad susitikimų yra 100 per dieną. Čia ir yra grožis, kad prisikasti iki susitikimo šiai dienai su tokiais sprendimais kaip mūsų yra ganėtinai sudėtinga. Nes tai yra imlų laikui, didelė kaina sąlyginai, kaip atrodo iš pačios, žinai, pradžios. Nemaža konkurencija. Nesigirsi, bet... Jūs nelaikot, kad turit konkurentų? Čia būtų per didelis susireikšminimas, bet būtent... Koks būtų pakankamas susireikšminimas?
esam pakankamai išskirtiniai rinkoje ir turime daugiau funkcionalumų, nei kad gali pasiūlyti specifiniai konkurentai, jeigu jamant apie vieną. Tai reiškia, mūsų tikslas yra vieno langelio organizacija. Kreipiaisi mane, žinai, kad viskas su skaitmeninimu ir turi. Nereikia Petro Jono prašyti, kad pridėtų papildomai pipirų, druskos ant steiko, tiesiog dėjai viską ir išsikepiai. Nu gerai, išsiunčiau pasiūlymą. Klientų medžioklė. Jeigu nespėjai susikurti ryšio per susitikimą ir per tą procesą iki ten, tuomet klientų medžioklė, nes jis tau nepasakys, kad tyrėsi iš konkurentų, ką gavo pasiūlymus, negavo, laukia vadovo, tada atsiranda, ką girdžiu iš pardavėjų, kad vadovas atostogose, tai administratorė atostogose ir panašiai. Tas follow-upas gaunasi labai sunkus, nes tu išgirsti per mėnesį laiko 6 ne. Kiek dažniausiai užtrunka nuo pasiūlymo išsiuntimo iki taip arba ne? Kaip čia, CRM sistemoje, kad pažymėti jau. Sėkmės Ar laimėjau ar ne? atveju 2 mėnesiai. Šiek kur klientas jau sumoka pirmą sąskaitą. Didžiausias antirekordas mano karjerai 2,5 metų. Valstybinis sektorius. Mokai, procesas, apmokai, konkursas, užsitęsia, kolegos, konkurentai, kaip jau tu gražiai vardinai, kišakojas, implementacija, besikeičiantys žmonės ir visą tai taip įtakoja. Pardavėjo motivaciją šito klausimu išlaikyti labai sunku. Kada tavo pardavėjas gali jau CRM, tai klientų valdymo sistemoje, pažymėti kaip pralaimėta? Kokį jis turi gauti indikatorių? Nežymim. Neturi tokio dalyko kaip pralaimėta? Yra tik dar nelaimėti? Taip. Kol kas? Taip. Laukinti, pafollow-upinti. O kodėl taip yra? Ir pasakysiu, iš kur kyla klausimas. Esu jau per kažkurį podcastą minėjęs, kad yra tam tikrų organizacijų, kurios savo pardavėjus vertina pagal tai ir netgi premijuoja pagal tai, kiek jie yra pažymėję tų galimybių kaip pralaimėto. Tam, kad tiksliau, nes tai yra gera metrika parodyti pardavėjo adekvatumą, tąja prasme, kad šitas medis man jau vaisių nebeduos, todėl man čia laiko ir energijos gaišti neverta, einu prie kito vaisiaus. O bet tačiau, žinai, aš taip šneku ir galvoju, ar tai gali būti susiję, nes jūsų potencialių klientų kiekis siauras pakankamai, ne tai, kad yra ten kalnas įmonių, kur su viena nepaėjo, aš nebeskiriu dėmesio, žinai, aš tam pačiam toj pačioje klientų valdymo sistemoje galiu dabar pasižymėti ne, kad mano dėmesio nebeimtų, nebevoktų mano energijos, tada grįžtų ten po pusės metų ar po metų, bet aš dabar fokusuojasi į ten, kur dar yra galbūt, kur yra, kaip čia, daugiau verta skirti man laiko. Geras kampas, bet ar žmonės nesikeičia organizacijose? Ar pačios organizacijos nesikeičia? Ar jos nesitransformuoja? Jeigu kalbam apie valstybinį, ar nebūna apjungimų, išjungimų. Kai žmonės migruoja iš vienos darbovietės į kitą, jie išsineša ir knowledge. Žinias, Šiandien, supratimą. atsiprašau, taip, žinias, supratimą, tradicijas galų gale. Ir jeigu aš esu profesionalas Logix valdymo sistemos, užkūrinėjau visus, kad jie naudotųsi, motyvuoju visus, parodau, kaip lengvai išsispręst, sukuriu pats, nes ta mūsų sistema gali viduj būdamas, be jokių papildomų išlaidų, specialius procesus, automations, automatizacijas ir viskas važiuoja, tu esi patenkintas. Taigi gaunu pasiūlymą iš kitos organizacijos neadekvačiai didesnių darbo užmokesčių ir aš migruoju. Toje organizacijoje man ateinant, naujo dokumentų valdymo sistema. To negalima, ir to negalima, ir trečio negalima, ir ketvirto, ir penkto negalima. Reikia keisti. Ir aš dėsiu visas pastangas, kad aš pasikeiščiau. Nes aš žinau, kaip tą padaryti. Žinau, kaip užnorint kolegas, kad čia yra blogai. Žinau, kaip ir neužnorint kolegų, kad čia yra blogai. Ir tiesiog. Ir ta organizacija, kuri, tarkim, nusipirko po 5 metų, dėl to dėmesio skirimo, tai labai geras kampas. Va tas ir yra, kur yra jau lost,
Tai tokį gali vardinčiau vieną ar du, kurie bankrutavę klientai, arba tiesiog baigė veiklą, arba apsijungė ir, na, jau nebėra fiziškai. O tie yra tokie nelost, bet need some time, grįžt po metų. Kas tau kaip geram pardavėjui trukdo paskambinti, ką ir minėjau prieš gerą pusvalandį jau, paskambinti klientui, o kaip sekasi su naujo dokumento valdymo sistema. Viskas ok, patenkinti. Jeigu turi gerą santykį, tai papasakos nuoširdžiai. Jeigu santykio nespėjai susikurt, viskas gerai. Nėra IT sistemų be, labai lietuviškai blogai skamba, be vabalų, tai yra be netitikimų ar be bugų. Nėra IT sistemų be kažkokių visada veikiančių, nestringančių dalykų, tol kiekvienoje tu gali rasti kažko, kas tau nepatiks. Ir čia jau kaip parduosi. Ar parduosi savo vadovui, ar owneriui, kad blogai trukdo dirbti, nėra našumo, negaliu pasiekti KPI-sų ir keičiam, ar neparduosi. Todėl išmest visada gali, bet sugrįžti labai sunku. Ok, išgirdau. Čia, žinai, galbūt kitas klausimas, kaip tada pardavimų hebra žino, į ką fokusuotis. Nu, vat, kas yra, žinai, vat, mano šios savaitės dėmesio ir energijos ėmėjai užduočių ir klientų prasme. Disciplina. Tai reiškia, kad turi visą laiką naujus. Jeigu dirbi su CRM, žinai, pradėjęs vest arba nusikopinės, tu matai, kad jau yra toks klientas. Yra tie patys tikslai, mėnesiniai, ketvirtiniai, kurie padeda ir sustiguoti mano. Nu, krypti. Žinai, viskas yra faina ir pukuota, kai tau pavyksta. Kai pritrauki daug naujų, o ką daryti, kai esi pardavimo dugne, kai ir skambučius darai, ir emailus siunti ir viską, ir nieks nevažiuoja. Tada kartais labai smagu ir kokiam senam, buvusiam arba pralaimėtam lycui pasiskambinti, paklaus, kaip tiesiog nusiramint, kaip pardavėjai. Kaip tau sekasi? Nu tai čia, žinai, tai gal kavos? Senai nesimatėm. Tavo tas firminis, žinai, sveikinu su pirmadieniu. Ir tu persikrauni kaip pardavėjas. Na, čia man veikia, čia asmeninis tipsas. Žinai, neužsiklausina dylas, kažkas žiauriai sunki diena, vadybiniai reikalai, tarkim, nežinau, mokestiniai reikalai, kiti reikalai, žodžiu, viskas, kas tik begali, dar dylas užklausinti reikia, tai kažkas netaip sekasi, kaip planavai, kai lyg ir santykiai jau tik prarandinės, kažkas įlindo per tavo labai gražiai įvardintą neįtin švarų ten kažkokį tai modelį viešųjų pirkimų ir tu žiūri, kad pasiemi seną lycą, pasiskambinsi, tiesiog pasižiūrėti, pasitreniruoti ir viskas ok dar su manim. Labas, kaip aš nebe ten jau dirbu. Čia praeitos savaitės istorija. Nebe ten jau dirbu, tai kur dabar? Dabar visai kitur, čia šiek tiek su gamyba, turit kažką? Ne, čia žmonės net kompiuterių neturi, tai labai. O tai kaip jūs dokumentus valdot? Galit kažką pasiūlyti? Kavos. Ir tada jau mintise, žinai, kaip pardavėja, ką čia susukt, nekompiuterizuotos darbo vietos, vadinasi labai daug popierių, vadinasi, jiems reikia infoterminalą pastatyti ir tu pradedi kurti produktą iš savo turimų įrankių, kaip geras pardavėjas. Bet ką pirmą padarai, nuvažiuoji kavos ir išsiaiškini tikrąją problemą. Ten viskas yra, nėra tik sistemos. Easy money. Geras, čia gerą kampą palėtei. Mano brolis man buvo užsiminęs kažkada, sako, kai blogos būna pardavimų dienos, o kaip ten bebūtų, pardavėjai tikrai nėra tie žmonės, kurie kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą gali su tokia energija ir su tokia šypsena į kiekvieną santykį eiti. Ir paradoksalu, kad mes dirbam tą darbą, kur yra nemažai atstumimo, pasipriešinimo, emocinės įtampos, visai įvairiausiam formom. Paradoksalu, kad mes esam ten ir tuo pačiu esam emociškai vienaip ar kitaip jautrus padarai ir mums reikia laimėjimo, reikia įvertinimo. Ten ir Boguševičius sakė, kad moteris, kurios klausėt, jeigu turit vyrus pardavėjus, girkit ir viskas namie bus padaryta. Manau, ir tu su šituo biški sutinki. Vienareikšmiškai. Tai linko vedu, žinai, bendrai apie tą emocinę sveikatą, žinai, ir pasirūpinimą jie. Ir
brolis man buvo gerą tipsą davęs, sako, kai bloga diena, praktiškai tai, kad tu pasakė, žinai, bloga diena ar bloga savaitė, paskambink senam klientui, kuris yra jau tavo klientas, su kuriuo turi gerą santykį, nu, tiesiog pasikrausi geros energijos, nes tave priims jisai su šypsena, kaip čia tavo savivertė padės pakelti, nes, nu, iki tol visi tie pralaimėtai dylai, nu, nebūtinai, bet dažnu atveju, nu, negali būti, žinai, Svarstyklis, atsisvert ir reikia. bjaurus, jo, okei. Ir čia tu dar kitą kampą paėmei, kad paskambint netgi tiem, kaip supratau, nu, neuždarytam dar klientam, ne? Kurie procese yra, su kuriuo turi gerą santykį ir žiūrėk, nauja dar galimybė atsiranda parduoti. Jeigu dar yra taip ir turi tokią prabangą, kad turi ilgą istoriją ir pats, kaip buvęs pardavėjas, buvai net ir susitikęs su tuo klientu ir klientui viskas patiko, ir čia vat galbūt ir yra, bet ne galbūt, čia yra viešųjų pirkimų grožis. Tiesiog laimėjo ne tas, kam simpatija reiškia klientas, nes tu padarai viską gerai, edukavai, pamokėjai, išgirdai, netgi ir paruošiai viską, demo versijoje tau jau sprendimas idealus, bet laimėjo kiti. Dėl kainos. Dėl kainos, dėl mėnulio fazės, dėl mano kaip pardavėjo susimovimo ir blogai nurodant ar kablelį netoje vietoje padedant, ar tiesiog dokumento formatą netokį pasirenkant, visi mes žmonės klystam. Įvairiausių būna. Ir po kurio laiko tu paskambini, paklaust, kaip sekas, jis tave atsimena, viskas. Čia yra tas, žinai, tas santykis, apie kurį sakau, kurio tu neišmatuosi. Jis nėra toks paprastas, jo nesusikursi greit, bet kai susikuri, tai jis yra amžinas. Kol nesusimauni. Podcast'o pavadinimas yra pardavimai. Ir per intro aš miniu, kad žodėje parduoti yra žodis duoti. Taip. Ar tau tai svarbu? Vienareikšmiškai. Jeigu neturi ko duoti, nei parduoti. Kodėl? Kas yra pardavimas tau? Simple, keli žodžiai, ką šauna į galvą. Man tai aš minėjau, aš tikiu, kad pardavimai tai yra kiekviena transakcija ir mes jo atliekam kiekvieną dieną. Nepyk, bet bla bla. Kas tau yra pardavimai? Tau kaip žmogui. Vat taip, vat labai paprastai ant stalo drėp. Tai transakcija. Tau yra transakcija. Taip. Man yra emocija. Mhm. Ir ta emocija, kai tu sakai duoti, bet ką tik kalbėjom apie, kai tau bloga diena, tu pasiskambini klientui, buvusiam, esamam, geram draugui, pažįstam, pasikrauti. Tai vadinasi, tu paskambini kaip pardavėjas, pasiimti, tai tau duoda. O tau nekyla noras duoti kažką atgal po to pokalbio. Ta pačia gerą nuotaiką, kad įsikraut. Galbūt po savaitės dviejų tu jausies viduj skolingas tam žmogui, nes jis tau tą dieną pakėlė nuotaiką ir labas, o žinai, nuostabus saulėtas antradienis, aš tau noriu duoti whatever you name it, komplimentą, kažką. Ir tai yra pardavimas. Paskui įsirutulios galbūt didesnį ir panašiai. Man duoti, tarkim, jeigu jiems jaunystės dienas ir ką kalbėjau, kad žinai, bla 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 ir tada parduoti. Čia ne pardavimas. Tu neduodi, tu įkiši, bet kai tu išgirsti, ko nori, tai tada tu ir duodi. Ir tas davimas mano yra, žinai, tos toks, anksčiau galvodavau, kad aš, šiandien irgi minėjau, žinai, mūsų pirštai lenktinėti mus, kaip kumščiuojam, sugniaužiam, jie pinigėlio skonis ar dar kažkas. Bet kas iš to? Ir kai tu daliniesi, duodi gerą emociją, gerą produktą, gerą paslaugą, tai ir grįžta. Tas anksčiau skambėdavo juokingai. Mylėk darbą, daryk tai, ką myli, negalvok apie finansus, įplaukos arba įplaukos revenue ateis, žinai, savaime. Galvodavau nesąmonė, kaip turi parduoti, įkišt, įbrukt, pasimt pinigą, įdėti ant stalo, galvot, kaip nupirkti kažką dar, kitą įrankį, produktą, iš jo uždirbti ir taip, žinai, kurt vertę. Vertę pinigam. O man kaip profesionalui, tau kaip pirkėjui, aš ir paminėjau pas save upsellai ir santykis. Duodu santykį, duodu sprendimą, iššūkio sprendimą, iššūkio suvaldymą ir tie patys pinigai ateina.
Nes jeigu tu nori tik, mano nuomonė, tik pardavinėti grūdant, viskas ok, cold callai, nemylimas produktas, vienu metu nemylimiausias mano buvo Vičy dėl pozicijos su Ukraina, tai tiesiog va, sėdėk pardavinėk krabo lasdeles visiems, kam jų reikia, nereikia. Mano pointas. Emocija, grįžtant prie emocinės sveikatos. Ar turi specifinių būdų ar kažkokių taisyklių, kuriuom vadovaujas? Labai geras klausimas. Ritualų, įpročių. Rytas ir vakaras pas mane yra su hanteliais. Maksimaliai ir paprastai, tai yra vadinami gal tempimo pratimai, kuomet nei kilojų, nei dar kažką, tiesiog laikau ištiesęs rankas į šonus ir laikau, kol nebegaliu, pradeda purtytis. Rytas tai kaip ir nieko, vakaras tai galvoju, ką blogo padariau kaip pardavėjas. Kodėl nepasisekė? Ar reikėjo taip reaguoti? Ar tokios reakcijos dienos apgalvojimai jie veda mane į mano asmeninį tikslą, į mano organizacinį tikslą ir į mano pardaviminį tikslą, nes kalbu kaip ir vadovas, kaip ir pardavėjas. Tas fizinis krūvis padeda. Jeigu darbe turiu idealią lokaciją, bet nesu labai patenkintas ofisu, tai netoli japoniško sodo. Minutė kelio. Nusileidai liftu ir japoniškas sodas. Jeigu labai jau čia blogai, sukasi, kyla pyktis, nenoras, empatija mažėja viskam, greitas apėjimas porą kartų aplink japoniško sodo ežerą, pelkę, prūdą, atpalaiduoja. Ir natūralu, ką ir minėjau, pasiskambinti kažkam tai. Pardavimai, bet kai esi vadovas, kitas topikas, tu esi vienas. Kaip ir pardavėjas. Ir ne tik, kad esi vienas, galvoju, tau pardavinėti reikia ne tik klientam, bet dar ir savo komandai. Geras kampas. Ką iš čia norėtum išgirsti? Kaip tau sekasi pardavinėti norą dirbti, norą užkariauti pasaulį Doclogicso vardu, norą padaryti geriausius rezultatus? Sakyčiau, įdomiai. Vieno atsakymo nėra. Vienos dienos lengvesnės, neturiu atsakymo kodėl. Kitos atrodo lygiai tą patį sakai, lygiai tiem patiems žmonėm, lygiai su to pačiu užsidegimu ir matai, kad ne. Reflektuojant taip. Empatija, emocinis krūvis, galbūt tono netoks parinkimas, žmogus supranta kitaip ir tada gaunasi sugedęs telefonas. Tai ką dabar darau ir kas pasiteisino, tai yra mišrus būdas, žodinis plus rašytinis. Kartą į savaitę, kad ir kaip žinau, nepatinka kolegam CEO mailas arba CEO postas vietiniai sistemoj HR-iniai, žmogiškų išteklių valdymo. Lygiai taip pat ir turim tiek ketvirtinius, tiek mėnesinius veiklos apžvalgos susitikimus, dar liaudyje vadinami all handsai, visos rankos, vertimas įdomus, kurio metu aptariam, kas pavyko, kas nepavyko ir kur judam. Ir tada matai pagal reakciją, supranta, nesupranta, kažkas sunkiau, kažkas lengviau, kaip ir visose organizacijose. Iš esmės padeda sukurti įrankiai, kurie prisideda prie to, kad palaikytum santykį ryšį ir visada, kaip čia, laikytum pirštą ant pulso. Ant pulso, sakyčiau, gal kiek griežtokai, bet norėtųsi. Nes norėtųsi ne ant pulso laikyti, bet norėtųsi daugiau, kas tikrai sunkiai sekasi, įgalinti, daryti pačius ir prisimti atsakomybę. Istoriškai organizacijoje su pertraukomis esu 6 metai ir matau dar senojo valdymo požymių, kuomet yra, žinai, toks labiau autokratiškesnis valdymas, kuomet viskas ateina iš CEO ir taip ir ne kitaip. Žalias mygtukas ir viskas. Ir man neįdomu, kodėl. Darai. O būnant pačiam pardavėjų ir geram pardavėjui, kiek tau emocinių jėgų pareikalauja nenueit tuo, tokiu turbūt įprastu modus operandi,
Taigi paimsi ir pats padarysi. Nu kaip tu Sunkiai. Labai sunkiai. kaip su tuo tvarkaisi? Žiauriai Kas sunkiai. padeda? Ar knygos kažkokios, ar kažkokie seminarai yra padėję, kas praplėtė tavo suvokimą šitame? Padeda supratimas, kad tu tik žmogus. Praplėsk. Tu gali klysti. Ir dažniausiai aš tą posūkį tikrai naudoju ir naudosiu, kad protas vaikšto iš paskos. Mm. Pirmą padarai iš impulsyvumo, paskui pagalvoji. Tai dabar jau vice versa gaunasi, kad jau pradedi galvot iš tos patirties, kuri tikrai greit neatėjo. Net nežadu meluoti ir būti, žinai, tas auksinis berniukas, kur taip, pirmą pagalvoju, paskui padarau ir taip visą laiką ir buvo ir yra, ir čia rezultatai skyrocketina, pramušinėja kosmosą. Tikrai taip nėra. Kiekvieną kartą pasižiūri, pasigalvoji, knygos taip, dabar bandausi santraukas knygų, nesu labai patenkintas, bet kadangi automobilių darbą vykstu apie pusę valandos kiekvieną rytą, tai visai nieko išsinaudoju. Kokios knygos prisidėjo prie tavo kaip pardavėjo formavimuose? Kotlerio rinkodaro, kas atrodytų galbūt nelabai pardavimai. Tada labai stipri mindsetą paveikė dar studentavimo laikais vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Labai stipriai, nežinau kodėl. Mindsetą, tai minčių nusiteikimas. Minčių susidėliojimą ir požiūrį į vienokius ar kitokius veiksmus. Dažniausiai, jeigu pasireflektuoji, tai reiškia peržiūrė tai, ką tu padarai, arba pergalvoji, kodėl padarai vienokį ar kitokį veiksmą. Labai gerai, jeigu tą gebi padaryti kiekvieną dieną, arba kuo dažniau, tai gali pasivertinti situacijas ir per šitą. Tai va tas požiūris į vienokias ar kitokias situacijas, kodėl tai padarei, labai paveikia vienuolis, kuris pardavė Ferrari, kad ir tas pats pinigų srautų ekvivalentai berods vadinasi, dar viena knyga, kurį finansinį raštingumą šiek tiek įvedė aiškumo, o galvoju iš pačių pardavimų. Vienos neturiu. Bet čia keletą paminėjai. O tada, kai eina kalba apie kažkokias tai metodikas ir taip toliau, žinai, nu va tu užsiminėjai, aš užsiminiau, tu atsakei man į klausimą dėl praleidimo kitų žmonių, neįmo pagal tą savo modus operandi, tai tu turėjai kažkaip vis tiek, nu, žinai, tu dabar šneki, kad supratimas, kad esu žmogus, bet čia mes jau kalbam apie post faktą, žinai, kad nu, tu jau turi tą įrankį suprasti. Ne? Kai man įdomu, kaip tu iki to taško atėjai ir kas tau padėjo tą tavo suvokimą padidinti šitoje vietoje, kad nu, va, taip kaip tu operuoji, žinai, nu, nebūtinai kiti operuoja, kad visi mes esam skirtingi ir kad yra prieimo būdai ir čia mes kalbam ne tik apie komandą, bet ir su pirkėjais, potencialiais klientais irgi taip pat, visi žmonės ir visi skirtingi. Tai sakyčiau vienareikšmiškai žmona tada. Daugiausiai laiko praleidi darbe. Grįžus po darbo, išsijungt, pardavėjų galbūt, bet kai tu miksuoji vadovą ar pardavėją, tai praktiškai neįmanoma. Nes minčių srautas pas tave galvoje verda ir, žinai, tu net nebežinai kartais, ar čia vis dar darbe, ar jau namuose, ar tai prasijungia, okei, čia šunys, viskas labas, kaip sekasi, norit mano dėmesio, gerai pabandom. Ir tada skirtingas situacijas, kaip vadovas išklausai žmonos, aš tai dirbu, palauk, čia žmona, kas čia dabar vyksta. Ir tada pasižiūri, pasivertini, kad, o kaip tu suprastum tokį sakinį? Taip ir taip. Kitaip negu aš, o kodėl čia taip įvyko? Vieną, kitą kartą ir tada žiūri, kad, aišku, ir knygos, ir tas persidėliojimas visas, galbūt kaip tavo smegenys veikia, kodėl veikia, tai tas ir pridėjo. Ar sakytum, kad geram pardavėjui ta savirefleksija irgi yra būtina? Vienareikšmiškai. Nuo mažų dienų esu tas žmogus, kuris visur turi būti numerį 1. Visur. Varžybos, bėgimas, šaudimas, įvardink, bet ką visur turi būti. Pirmas pardavimai tas pats. Komanda, 2 nauji pardavėjai, vienas iš jų aš varžausi su naujoku. Nesvarbu, kad nieko nežinom, reikia.
Ir kaip jaunas nesireflektuoju. Varau ir tiesiog. Nes man reikia. Aš neparduodu, neduodu, bet bruku visiems viską, nes tiesiog taip reikia. Ir net nepasižiūriu, kad tam to nereikia. Tau nereikia, nežinau, laikrodžio telefono, nes tu viską turi, aš tavęs neklausiu. Nepasižiūriu, kodėl taip įvyko ir važiuoju tolyn. Ir kas tavo manimu po to atsitinka? Kai visur varai ir taškai save į skirtingas pusės. Perdegimas. Kas tikrai, manau, pardavėjai sutiks, kad jeigu discipliną pametei, nepasižiūrėjai, ko vakar nepadarei arba ką netai pasakei, karbiniai pradeda kristi tavo disciplininiai skambučiai žinutės, nors ir pardavimai dar eina, bet parabolė krenta. Pardavimai lyg ir kyla, bet tavo disciplina krenta. Ir ateini prie to, kai nieko nėra. Nei pardavimų, nei disciplinos, tada bet kur, bet ką siunti kiši bruki, tada šiek tiek streso, nes tave suerzina tas klausimas, o kaip sekasi su pardavimais vadovo arba kolegos. Tada tu pradedi nereflektuoti, bet kaltinti save, kad nepadarai to. Griebėsi bet kokias tik įmanoma, sėdi nuo 7 iki 9 vakaro ofise siundinėdamas ar ten LinkedIną sirčindamas, LinkedIną atidarinėdamas, ieškodamas informacijos, lietuviškai geras, žiauriai geras. Ir pervargsti nuo visų tų ekranų, bet bandai kuo maksimaliau, kuo daugiau, pametęs fokusą, netgi ir vertikalę arba specifinės rytitės, kurie dirbi, norimą klientą, su kuriuo bendravai. Lygiai taip pat pamiršti, kam prisižadėjai paskambinti, parašyti. Ir tada kitą dieną tu atsikeli, supranti, kad darai daug nesąmonių, nieko nebenori, sugalvoji, kad verta išeiti iš darbo, išeini, pradedi ieškoti savęs kažkur, pameti tikslą ir toks, išsitaškis. Čia toks šort. Trumpas apibūdinimas, kaip būna. O jeigu sustoji ir pasižiūri, tarkim, praėjusią savaitę sustojimas pas mane įvyko penktadienį, vėlai vakare, po atsiprašymo tavęs, kad reikia perkelti podcastą, nes užstrigau Rygoj. Kodėl tai įvyko? Ką aš netaip padariau, kad mano planingas nuėjo šunį ant uodegos. Kodėl aš priverčiau save jaustis nepatogiai, trukdydamas ir perdėliodamas tavo laiką, kad dar papasakoju asmeninę, tai dar ir nusibaudžiau su rykšte, kad tavo antra pusė klausinėja ir aš, what the fuck? Tai bus galima iškirpti, kad, ta prasme, žmogui prižadėjau, neatvykau ir pranešiau dar irgi ne prieš savaitę, ne dar kažko paskutiniam dienom. Kodėl tai įvyko? Ką aš galiu pakeisti? Sakymas paprastas. Daugiau deleguoti kitiem. Muzika mano ausim, tai, kad tu sakai, viena iš tokių gal ne visiškai garsiai atskleistų misijų ir užmanimų šito podcast'o yra ir didinti sąmoningumą ir kalbėti apie psichinę sveikatą bendraja prasme, ypatingai pardavėjų tarpe. Nes kad ir kaip mes esam, kaip Lietuva, kaip tauta, kaip žmonija, pakankamai daug nuėję šitoj temoj, pakankamai drąsiai apie tai kalbam, matom ir žvaigždžių ir žymių žmonių pakalbančių apie diagnozes, apie ėjimą į terapijas, o bet tačiau pardavėjų tarpe ir dar pastebiu nemažą stigmą. Dar yra, žinai, to, kad aš pardavėjas, kaip ir tu minėjai, turi būti numeris 1, tai kečiausias vyras pardavėjas gyvenime nesakys, kad blogai jaučias, nes aš rezultatų nepadarysiu. Ne tai, kad nesakys kitiem, bet ir savo nepripažins. Aš čia taip šaržuoju. Čia yra didelė problema. Tai viena iš priežasčių, dėl ko ir pradėjau pats studijuoti geštalto psichoterapiją. Ir manau, kad tu palietei visą šerdį šito, yra kartais sustoti, nenueiti automatu. Girdim, kad tau tas padeda ir galvoju, labai gražiai mes priėjom prie pabaigos. Tai ką, Žilvinai, norėtum ir galėtum palinkėti pardavėjam, kurie tave klauso ir žiūri? Parduoti, o nebrukti. Ką ir užbaigiai iš esmės labai gerai ir nei pats geriau nebūčiau pasakęs.
žinant, kad noriu būti visur numer 1, tai labai svarbu. Juokauja, aišku. Sustokim ir įsiklausykim. Kartais pardavimas arba tas tikslas, kurio mes siekiam, yra čia pat už kampo. Tik mes jo nematom per norą, per didelį norą būti kažkuo kitu, ne savim. Ir buvimas savim labai dažnai atveria tas duris, kurios atrodo tarsi, žinai, bartai į kažkokią tai paslaptingą tai visatą ar dar kažkur. O sustojai, pasigalvojai, nusiteikiai ir eini su noru duot, o ne parduot. Kad ir kaip juokingai skambėtų. Tai toks ir uždarimas, kad būkit savim, pailsėkit ir nepervarksit. Ir tada bus tai geriausi dalykai. Mėly pardavėjai, skirkit laiko karts nuo karto sustoti, nes tai vertinga ir gali išgelbėti netgi gyvybės, ne tik savo, bet ir aplinkos. Žilvinai, ačiū tau labai už laiką. Tikrai davėjai, jaučiuos gavęs. Nu ir ką? Iki kitų. Ačiū, malonu, iki kito.